Mes pateiksime tik vieną faktą, kuris labai aiškiai ir vaizdžiai parodys kiekvienam skeptikui, kokia kritiška yra mūsų planetos padėtis. Taip pat mes paaiškinsime, kodėl ši informacija šiuo metu gali sustabdyti visus karus. Pirmiausia, pažiūrėkime, kokie įvykiai įvyko mūsų planetoje per pastarąją savaitę. Nuo gaisrų Turkijoje žūsta žmonės, dega kaimai ir laukiniai gyvūnai, smarkios liūtys sukėlė keleivinio traukinio avariją Rusijoje. Dėl neįprasto karščio Balkanuose nutrūko elektros tiekimas. Prancūzijos smarkios vandens srovės nuplovė populiarų turistų kaimą. Kumščio dydžio kruša užklupo kelias Europos šalis. Istoriniai potviniai vidurio vakaruose JAV. Kelios užtvankos buvo sunaikintos. Daugiau apie klimato nelaimės įvykusias planetoje nuo birželio 19 iki 26 dienos žiūrėkite šiame vaizdo įraše. Turkija. Turkijoje dėl stipraus vėjo ir karštos vasaros temperatūros keliose provincijose kilo dideli miškų gaisrai. Pietrytiniuose šalies rajonuose gaisrai prasidėjo nuo ražienų ir greitai išplito į kelis kaimus. Nelaimė nusinešė 15 žmonių gyvybių ir dar 78 buvo sužeisti. Buvo sunaikinta 15 000 hektarų žemės ūkio paskirties žemės. Gaisro metu žuvo daug gyvūnų. Vos per 3 šių metų birželio savaitės Turkijoje miškų gaisrų kilo beveik 5 kartus daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį. Rusija. Birželio 20 dieną Maskvą užklupo galinga audra Edgaras. Stiprus lietus ir griaunantis vėjas, kurio greitis siekia iki 25 metrų per sekundę, sostinę panardino į chaosą. Be to, tai ne pirmoji stichinė nelaimė šį mėnesį ištikusi Maskvą. Sinoptikai šių metų birželį regione jau pavadino lietingiausiu per visą meteorologinių stebėjimų istoriją. Daugiausiai žalos pridarė uraganinis vėjas, kuris savo kelyje šlavė viską. Maskvoje ir Maskvos srityje vėjas išvertė daugiau nei 1800 medžių. Žmonės laikėsi už stulpų ir vaikščiojo keturiomis, kad jų nenupūstų. Nuplėšti namų stogai, susuktos tvoros, apgadintos mašinos ir išdaužyti langai namuose. Tokį vaizdą paliko audra Edgaras. Taip pat buvo pastebėti keli tornadai, o tai regionui yra visiškai netipiškas reiškinys. Per audrą žuvo 2 ir buvo sužeisti mažiausiai 37 žmonės. Birželio 26 dieną prie Intos stoties sudužo iš Vorkutos į Novorosijską važiavęs keleivinis traukinys. Nelaimė įvyko dėl geležinkelio bėgių erozijos po neįprastai stiprių liūčių, kurios regionas skandino kelias dienas. 9 iš 14 vagonų visų greičių nuvažiavo nuo bėgių ir apvirto, o tai sukėlė rimtų pasekmių. 2 žmonės žuvo, 70 buvo sužeisti, 10 iš jų būklė sunki. Į pagalbą nukentėjusiems buvo atsiųstas specialus traukinys iš nepaprastųjų situacijų ministerijos, nes dėl kelių trūkumo nepravažiuojamoje taigoje ir pelkėse gydytojams ir gelbėtojams nebuvo įmanoma patekti į avarijos vietą. Taip pat į Novorosijską buvo bandoma išsiųsti 5 vagonus su per nelaimę nukentėjusiais keleiviais, tačiau traukinys negalėjo toliau važiuoti dėl geležinkelio bėgių erozijos kitoje bėgių kelio atkarpoje. Balkanai. Birželio 21 dieną Balkanų pusiasalio šalyse buvo didžiuliai elektros tiekimo sutrikimai. Šiame regione keletą dienų laikėsi 40 laipsnių temperatūra. Dėl aukštų temperatūrų smarkiai išaugo energijos sąnaudos, todėl elektros tinklai buvo perkrauti ir jie sugedo. Tai pirmas kartas, kai regione įvyko tokio masto elektros tinklų gedimas. Tai sukėlė tikrą Balkanų kolapsą. Bosnijos ir Hercegovinos sostinėje Sarajeve nustojo veikti tramvajai, neveikė šviesoforai, daugelis žmonių įstrigo liftuose. Kroatijos mieste Splite susidarė spūstys visame mieste. Dėl šios priežasties net greitosios pagalbos automobiliai negalėjo pravažiuoti. Tūkstančiai Dubrovniko miestą atvykusių turistų susidūrė su tuo, kad visi poilsio objektai, kavinės ir net prekybos centrai buvo priversti užsidaryti. O futbolo aistruoliai baruose negalėjo stebėti Europos čempionato rungtynių dėl elektros dingimo. Turistinio miesto ekonomika rimtai paveikė orų anomalija. Juodkalnijos Podgoricos mieste daugelis gyventojų liko be vandens, nes nustojo veikti siurbliai, o išjungus oro kondicionierius karščio poveikis vis dar labiau pablogino padėtį.
Rumunija įvedė svorio apribojimus nacionaliniais keliais važinėjančioms transporto priemonėms. Šios priemonės būtinos, kad nebūtų suardyta kelio danga, kuri dėl neįprasto karščio pradeda tirpti ir sunkiasvorės transporto priemonės gali ją deformuoti. Bosnija ir Hercegovina. Birželio 22 dieną obuolio dydžio kruša padarė didelę žalą Bosnijos ir Hercegovinos Doboj Istok bendruomeniai. Nukentėjo žemės ūkio pasėliai, sodai ir šiltnamiai. Apgadinta 12 saulės elektrinių. Kruša sudaužė automobilius ir čerpės ant daugelio gyvenamųjų pastatų, klinikų, mokyklų ir gamyklų stogų. Dabar pastatai neapsaugoti nuo lietaus, dėl ko gali būti pridaryta dar didesnės žalos. Čekija. Čekijos Respublika patyrė galingas audras su liūtimis ir didelė iki 10 cm kruša. Vėjas siekė 100 km per valandą greitį, o per 10 minučių vietomis iškrito iki 25 mm kritulių. Moravijos regione iš teatro lubų tryško vanduo tiesiai per Janičio koncertą. Punkvos urvai taip pat buvo užtvindyti ir buvo priversti užsidaryti turistams. Žmonės buvo taip šokiruoti dėl to, kas vyksta, kad dėl didelių oro užklausų Čekijos hidrometeorologijos instituto svetainė užstrigo. Prancūzija. Kelias dienas trukęs stiprus lietus ir intensyvus kalnų sniego tirpimas padarė katastrofišką žalą Egrins nacionaliniam parkui. Verta paminėti, kad parkas buvo tik neseniai atkurtas po niokojančių 2023 metų potvynių. Birželio 21 naktį populiarią turistų vietą alpinizmo meką vadinamą Laberardė kaimą nuplovė vandens ir akmenų srovė. Iš kaimo beveik nieko neliko. Keliai nepravažiuojami, sugriautas vienintelis tiltas, įstrigo 97 žmonės. Alpinistai, turistai ir vietos gyventojai buvo laiku evakuoti 4 sraigtasparniais. Sugadintas laidinis ir mobilus ryšys, apsunkinantis gelbėjimo darbus. Vietos gyventojai yra neviltyje, nes nelaimė visiškai sugriovė jų turizmo verslą. Šveicarija. Smarkios perkūnijos ir lietus pietryčių Šveicarijoje sukėlė staigius potvynius ir nuošliaužas. Vienas žmogus žuvo, 2 dingo be žinios. Nuo birželio 21 dienos garsusis Šveicarijos kurortas Cermatas dėl Vispos upės potvynio buvo visiškai atskirtas nuo pasaulio. Šią dieną iškrito 2 mėnesių kritulių norma, dauguma jų vos per valandą. Azerbaidžanas. Kelias dienas nuo birželio 20 dienos Azerbaidžane siautė audros, lietus ir kruša. Jie padarė didelę žalą vakariniams šalies regionams. Vėjas plėšė namų stogus, ant automobilių, pastatų ir kelių nuvertė senus medžius. Tūkstančiai abonentų patyrė elektros energijos tiekimo sutrikimus. Gendže mieste purvo srautai užtvindė gatves, daugybė kiemų ir namų. Dėl siautėjančios gamtos žuvo 1 žmogus, 8 buvo sužeisti. JAV. JAV vidurio vakaruose nenumaldomi krituliai sukėlė istorinius potvynius, padariusius didelę žalą ir privertusius žmonės evakuotis. Dėl nelaimės žuvo 2 žmonės. Mažiausiai 20 upių pasiekė istorinius vandens lygio rekordus. Ajovos valstijoje paskelbta nepaprastoji padėtis. Rockwall mieste anksti ryte pratrūko užtvanka, dėl kurios buvo skubiai evakuoti gyventojai. Miesto pareigūnai netgi jungė tornadų sirenas, kad įspėtų gyventojus apie pavojingą situaciją. Liono apygardoje traukinys nulėkė nuo bėgių, nes potvynio vanduo nunešė 9 vagonus. Potvynis apgadino daugiau nei 1900 pastatų, 100 jų buvo visiškai sunaikinti. Daugelis valstijos miestų liko be elektros, geriamojo vandens ir kanalizacijos. Ligoninės ir slaugos namai buvo evakuoti.
Pietų Dakotoje birželio 23 dienos vakarą dėl potvynių sugriuvo geležinkelio tiltas per Didžiąją Sioux upę. Minesotoje iš dalies pratrūko užtvanka, dėl to vanduo nutekėjo į apgyvendintas vietovės. Dėl potvynio buvo sugriauta elektros pastotė ir namas. Per mirtinus potvynius nacionalinė orų tarnyba patyrė didelį duomenų trūkumą. Dėl šios priežasties sinoptikai neturėjo prieigos prie svarbios informacijos reikalingos orų prognozėms ir įspėti apie gyvybei pavojingus klimato įvykius. O dabar pereikime prie faktų. Europos pavojų orų duomenų bazės duomenimis 2000–2004 metais Europoje buvo užfiksuotas 661 nenormalių kritulių atvejais. O 2019–2023 metais 29 031 atvejais. Tai yra 44 kartus daugiau. Šią informaciją galite gauti iš mokslininko ataskaitos, kurioje taip pat sužinosite daugybę faktų, šaukiančių apie artėjančią nelaimę. Jei dauguma pasaulio gyventojų supras ataskaitoje pateiktą informaciją, greičiausiai visi karai sustos. Žmonės supras, kad nėra prasmės dalytis namu ir spręsti, kas bus šeimininkas, jei to namo greitai nebebus. Daug geriau kartu rasti bendrą kalbą ir išsaugoti šį namą. Tada žmonės supras, kad vienytis yra daug pelningiau, saugiau ir įdomiau, nei kovoti ir naikinti vieni kitus. Atminkite, kad nuo informacijos prasideda visi pasauliniai pokyčiai. Išstudijuokite ją ir perduokite visiems, kam galite. Tai bus jūsų didžiulis indėlis išsaugant savo ir artimųjų gyvybės.